Mano didžiausias klaidas, kurias dariau prisijungusi prie tinklinį marketingą. Sveiki visi, esu Lilijana ir dalinuosi ne tam, kad save kaltinčiau, o tam, kad kažkam būtų lengviau. Pirmą prisijungiau iš karto nesupratau, kaip iš tikrųjų veikia sistema, koks pagrindinis tikslas ir kas yra švarus verslas. Gavau daug netikslius ir paviršutiniškas informaciją. Antra, tikėjau greitų rezultatų. Buvo sakoma, padarysi dabar, vėliau nieko nereikės daryti, dėja realybė visai kitokia. Trečia, pirkdavau produktus į priekį, kad pasiekti lygį, bet niekas nemokė ir pati nesimokiau, kaip kviesti žmonės, rasti klientus, kurti ryšį. Ketvirta, kartojau tai, ką mačiau iš kitų lyderių. Užsisakyk daugiau produktų, padaryk apyvartą, bet ne. Mokiau savo žmonių, kaip rasti klientus, rekomenduoti produktus, kalbėti be jokio spaudimo. Penkta, dėl to žmonės nusivildavo, prisipirkdavo produktų, išleisdavo savo pinigų, dalis produktų net baigdavo galioti, o nusivylimas likdavo. Šešta, būtent dėl tokių patirčių daugelis šiandien neigiamai žiūri į tinklinį marketingą. Nors pati sistema nėra bloga. Problema dažnai yra požiūrį ir mokyme. Septinta, šiandien mokausi kurti kitaip. Be įtampas, be spaudimą, be sandėliavimą, per rekomendaciją, ryšį ir sąmoningą augimą. Augu pati, įmokausi mokyti teisingai. Ieškau moterį, kuris nori mokintis, augti, kurti be spaudimą ir nekartoti senų klaidų. O dabar klausimas tau, kokių klaidų esi padariusi tu, jei esi bandžiusi tinklinį marketingą? Prašyk man ir pasikalbėsim.